Labas vakaras, jūsų ekranuose pirmadienio krašto naujienos. Apie savaitgalį ir šiandieną išsamiai jau netrukus, o dabar trumpa naujienų apžvalga. Sodininkų bendrijos virsta sąvartynais. Justinavos sodininkų bendrijoje vėl gaisras. Fondas Viltis Vikonda rūpinasi daugiavaikėmis šeimomis. Jau 16 kartą Vilainiuose vyko Kazimierinių mugė, Beinaičių bendruomenė taip pat surengė smagią šventę. Lidl vėl stebina. Daugiakultūrio centro erdvę papuošė užburiantys gamtos vaizdai. Surviliškiečių sėkmė Baltijos šalių dziudo čempionate. Nors sodo darbų dar nedaug, bet aplink sodų bendrijas jau dygsta šiukšlių krūvos. Situaciją aiškinosi reporteris Dmitrijus Kuprianovas. Dar neprasidėjus sodininkystės sezonui, sodininkų bendrijos tampa šiukšlynai. Vietiniai gyventojai sako, kad šiukšlės čia sutempia miestiečiai. Kėdainių rajone esančiose Pašilių, Daumantų, Justinavos sodininkų bendrijose šalia buitinių atliekų konteinerių mėtosi ir padangos, ir baldai, ir netgi pavojingas asbestinis šiferis. Nors sodininkų bendrijos nariai ir raginami neteršti savo aplinkos, tačiau ko gero sodininkams tai nė motais. Tačiau kalbinti sodininkai atkerta, šiukšlės atveža ir išmeta miestiečiai. Iš miesto galvojat? Taip, tik iš miesto. Žmonės jau soduose jau senovė išmėtė viską. Iš miesto atveža. Kas važiuoja į sodą pakeliui, įsimeta į priekabą. Kas statosi, va, ir ką žinot, va taip. Va. O tų padangų iš kur čia visko šiferį? Nu tai va, naudojasi progą, nieks nemato, va taip ir išmeta. Tai čia yra labai blogai, labai blogai. Pasak Roberto, kiekvienais metais būna beveik tas pats. Žmonės į buitinius konteinerius ar šalia jų krauna ir žaliasias atliekas, medžių šakas. Nors sodininkų bendrijos bei atsakingos institucijos kasmet kovoja su šiukšlintojais, tačiau žmonių požiūrį pakeisti labai sunku. Žmonių neatgraso net ir nemenkos baudos siekiančios iki kelių šimtų eurų. Primename, kad į mišrių komunalinių atliekų konteinerius ir šalia jų pilti draudžiama žemes, gruntą, statybinės ir griovimo atliekas, cheminės medžiagas ir pavojingas atliekas, skystas atliekas, karštas atliekas, pakuotės atliekas, žaliasias atliekas, naudotas padangas. Naktį iš penktadienio į šeštadienį Justinavos soduose užsiliepsnojo gyvenamasis namas. Apie nelaimę Dmitrijus Kuprianovas. Naktį iš penktadienio į šeštadienį užsiliepsnojo sodininkų bendrijoje Justinava esantis gyvenamasis namas. Į įvykio vietą buvo pasiųstos didžiulės ugniagesių gelbėtojų pajėgos, mat pranešta, kad viduje gali būti žmonių. Ugniagesiai gelbėtojai pranešimą apie degantį namą gavo apie patį vidurnaktį. Bendruoju pagalbos numeriu 112 paskambinęs asmuo teigė, kad dega Sodininkų gatvėje 7 numeriu pažymėtas namas. Į įvykio vietą atvykus ugniagesiams gelbėtojams iš pastato veržėsi dūmai. Namas jau degė atvira liepsna. Pirminiais duomenimis išdegė 2 apie 40 m2 kambariai, apdegė juose buvę namų apyvokos daiktai ir 5 m2 perdangos. Taip pat nuardyta 20 m2 stogo dangos. Namas yra senos statybos, jo remontuoti ko gero jau neapsimoka. Nepatvirtintais duomenimis name gyveno vienas asmuo, galbūt nuomininkas. Jis čia glaudėsi laikinai, tačiau jis nevengdavo pasikviesti ir draugų. Ar žmonėms čia buvo leidžiama gyventi, ar jie įsibrovė savavališkai, neaišku. Šalia gyvenantis kaimynas teigia, kad čia dažnai susirenka vyrai norintys pabėgti nuo žmonų. Tas susidegims, aš nežinau, nu ko aš čia galėjau užsidegti. Dabar kažkas iš kaimynų sakė, kad jisai dabar būktai ligoninėje, kur tas nuominiks. Bet jis čia labai retai ateina, dabar kai šalta žiema buvo, tai šau nemažiau. Aš beveik šimtmetkis nieko nėra, aš čia apie savo namelį trinuos. Visą beveik žiemą, tai šau nemažiau. Tik čia kaimynis iš toliau. Sakė, jis dabar būsit ligoninėje. Bet tai po gaisro ligoninėje ar jis tai? Ne, prieš gaisrą. Prieš gaisrą, tai vis tiek kažkas tai padegė, kažkas tai buvo? Taip, visat padegė. Čia pagal mane čia tokie tų valkataujančių, kaip tarp mūsų kalbant. Jie čia nuo žmonių pasikavau, tenukų, jau užeina čia matytis biškį padaryti. Susieina į kas nuo nuorūką numetė, ką gali, ką padarė. Nelaimės priežastis aiškinasi ugniagesių gelbėtojų ekspertai. Jie ir įvardins tikrasias gaisro kilimo priežastis. Labdaros ir paramos fondas Viltis Vikonda nepaliauja rūpintis daugiavaikėmis, skurdžiau besiverčiančiomis rajono šeimomis. Šįkart dovanojo buities technikos.
Dotnuvos seniūnijos Urniežių kaime gyvenančios Robertos Pimpičkaitės šeimoje augo 4 mažyliai, vyriausiai mergaitei 9, pagrandukiai dukrytei dar tik 2. Koncerno Vikonda remiamas labdaros ir paramos fondas Viltis Vikonda globoja tvarkingas daugiavaikes rajono šeimas ir nudžiugina jas dovanomis. Roberto šeimai fondas dovanojo gražutėlį naują šaldytuvą. Kaip sekasi šiais laikais auginti 4 vaikus? Ar labai sudėtinga? Biški sunkoka. Į tą režimą įstot, anksti keltis, prižiūrėti, pamaitinti. Bet sakėt pati, kad norėjote turėti daugiau vaikų? Norėjau, nes ir man padeda, aš nesiskundžiu. Močiutės padeda. Į prižiūrėti, jeigu reikia, kada ar išvažiuoti, ar ką. Į vyras, kai nedirba. O kodėl norėjote tapti daugiavaikė mama? Kad ne vienai būti, kad kažką turėti. Ne tik, kad vaikai, kad ir vyras, ir vaikai čia. Visada svajojate turėti didelę šeimą? Taip. Ir pati minėjot, kad iš tokios esate? Ja, taip, esu iš didelios, 8 vaikai. Buvot pati vyriausia ir pačiai irgi teko mamai pagelbėti daug? Padėjau ir skalbti, ir valgį daryti, kambaris tvarkyti. O kaip manot, lengviau būtų mieste gyventi su didelė šeima ar vis tik kaime? Ne, kaime geriau. Pasisodintum darželį, ką veikti turėtumėt, ravėt, viską. O mieste kur tu, nebent namuotis kokias sodelį ar ką. Seniūnijos socialinė darbuotoja džiaugiasi, kad Roberto šeima nors gyvena kukliai, bet tvarkosi pavyzdingai. Šeima yra daugiavaikė, jauna, tvarkinga, augina mama 4 vaikučius, o tėtis dirbantis. Nusiskundimų seniūnijai neturim, viskas tvarkoja. Ši šeima paliko teigiamą įspūdį. Iš tiesų miela atvažiavusi kiemą pamatyti tvarkingus namus, kuklius tvarkingus namus. Taip kad ir šita padovanota dovana šaldytuvas, kur šeima iš tiesų buvo labai reikalingas, džiugina širdį, kad pataikėm ten, kur jis ir turėjo atsirasti. Labdaros ir paramos fondas mažas pajamas gaunančioms šeimoms dažniausiai dovanoja baldų ir buities technikos. Šventinės naujienos. Jau 16 kartą Vilainiuose vyko Kazimierinių mugė. Joje buvo galima įsigyti įvairių grožybių, paragauti Komaro dvaro troškinio ir pasiklausyti smagios muzikos. Renginyje lankėsi Lina Pranskevičiūtė. Savaitgalį Kaziuko mugė šurmuliavo ne tik Vilniuje, bet ir Vilainiuose. Į tradicinę jau 16 kartą surengtą Kazimierinių mugę atskubėję gyventojai turėjo kur paganyti akis. Prekystaliai buvo nukloti įvairiais rankų darbo gaminiais – mezginiais, nertomis servetėlėmis, pintais krepšiais, papuošalais, dekoruotais kiaušiniais ir įvairiais gardumynais. Norintieji galėjo paskanauti Ukmergės rajono Šventupės bendruomenės centro narių kepamų blynų ir verdamo Komaro dvaro troškinio. Šis kulinarinis paveldas tik dar labiau pagyvino tradicinę Kazimierinių mugę. Joje apsilankę žmonės buvo patenkinti. Labai patenkinta, net iš miesto atvažiavau. Ar pirmą kartą atvykstate į šią mugę Vilainiuose? Vilainiuose pirmą kartą. Labai įdomu, išmintingi, talentingi žmonės mūsų krašto. Ko dairotės mugėje? Visko, papuošalų gražių turi. Vilainiuose gyvenu, tai tiesiog norisi, kas jau vyksta, stengiuosi aplankyti visada. O čia susipažinti, nebūtinai pirkti, bet susipažinti, kas ką atveža, kai ką ir įsigyti. Pasižiūrėti, kiekvienais metais dalyvauju. Kaimas, bet renginių norisi vis tiek. Žmonės į šią Kazimierinių šventę traukia ne tik įvairūs rankdarbiai ir gardumynai, bet ir koncertai. Šįkart Vilainių skyriaus vadovė Vitalija Augulienė į šventę pakvietė Panevėžio bendruomenės rūmų šokių grupę Linas ir tikros muzikos fabrikėlį Nešpėtni bernai. Mugės dalyviai džiaugiasi ir apsipirkę, ir gerai praleidę laiką nuotaikingame koncerte. Labai gerai, retai kada išeinam į koncertus pensininkai. Labai smagu, džiugu, kad atvažiuoja. Kazimierinių mugės tradicija ir kitąmet žadanti tęsti Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriaus vadovė Vitalija Augulienė pakvietė vilainiškius ir miesto gyventojus kovo 8 dieną apsilankyti spektaklyje 8 mylinčios moterys. Smagumu vilainiškiams nenusileido Beinaičių bendruomenė. Jie kvietė vaišinti sočiais karštais patiekalais ir trankiai trypti grojant gyvai muzikai. Apie tai spalvingame reportaže.
Kaziuko šventėje Beinaičiuose netrūko nei linksmybių, nei vaišių. Buvo galima paragauti ir kugelio su spirgais ir susišildyti dubeneliu firminės Beinaičių agurkinės sriubos. Pagrojam, pasilinksminam, parduodam, perkam, verdam sriubą, vaišinam, dar turim kugelio, vaišinsim. Man atrodo, kad glaudžiai bendrauja. Stengiuosi vienyti, matot, kiek jaunimo yra pas mus atėjusi. Prieš linksmybės įprasta apsikuopti ir susitvarkyti. Pelėdnagių seniūnas prieš šventę irgi turėjo ruošos. Norisi, kad aplinka būtų gražesnė ir ta šventė praeitų, kaip pasakyti, gražesnėje aplinkoje. Tai vat, mums susitvarkė medžių leidimus, čia tokius didelius nupjaut, bet buvo problema dėl bokštelių gavimo, orai buvo nepalankos, tai vat, praktiškai Kaziuko šventės išvakarėse gavosi čia mums didelius pavojingus medžius čia vat nupjauti, nespėjom dar šakus sutvarkyti, bet tai čia laiko klausimas ir šiandien dienai galim pasidžiaugti, kad tikrai viskas šviesiau ir šitoje vietoje. Tai žmonės ruošiasi, vieni ateina kažką parduoti, kiti eina galbūt kažką tai įsigys, tai vat, ir pabendravimo yra puikiai galimybė. Kuo prekiaujate? Prekiaujame ir mėsą, ir saldumynais, ir sūriais. Ar visą tai gaminta jūsų pačios? Čia bendruomenės pirmininkė ir dar narių yra. Ponia Genė siūlė įsigyti jos pačios gamintų vazų sausoms puokštėms. Kaip tas vazas gaminote? Naudojau plastiką, klijus, popierių, dažus įvairius. Ar tai greitas darbas? Ne, vos nedarbo diena. O kokia tada kaina vazos vienos? Šiaip aš jas parduodu brangiau, pavyzdžiui, miesto mugėse, o kaime nuo 20–30 eurų. Kaimo šventė sutraukė ne tik esamus gyventojus, bet ir tuos, kurių čia prabėgo vaikystė. Jausmas puikus, iš tiesų tai yra nostalgija, nes šitas Kėdainių krašto kampelis yra mano tėvelio giminių kampelis. Ir būdami maži vaikai mes šitą kraštą lankydavom. Iš tiesų važiuojant buvo dušoj labai geras jausmas, kad grįžtu ten, kur nori grįžti mano vidus. Nuo švenčių į kasdienybę Lidl vėl stebina. Šiandien po miestą važinėja automobilis su informaciniu stendu, kuriame skelbta, kad parduotuvė ieško darbuotojų. Mažmeninės prekybos tinklas Lidl aktyviai ruošiasi darbui Lietuvoje ir ieško įvairiausių sričių žinovų, nuo kasininkų iki finansų specialistų. Šiandien po Kėdainius važinėjo sunkvežimis su plakatu skelbiančiu, kad Lidl intensyviai ieško darbuotojų. Mūsų žiniomis 14 parduotuvių Lietuvoje atsidarys jau vasarą. Siūlome puikias darbo sąlygas ir draugišką atmosferą, stabilę ir užtikrintą darbo vietą, tobulėjimui profesinės karjeros galimybės, didesnį nei vidutinis darbo užmokestį bei minutės tikslumu apmokamus darbo viršvalandžius, rašoma Lidl skelbime. Kultūra. Daugiakultūrio centro erdvę papuošė užburiantys gamtos vaizdai, kuriuos pastebėjo ir įamžino žinoma rajono fotografė Aistė Kanapeckaitė Čerenkovienė. Daugiakultūrio centro erdvę papuošė Aistės Kanapeckaitės Čerenkovienės kūryba. Kėdainietės fotografijos darbuose žavingi gamtos vaizdai, ryškiaspalvės aguonos, žiemą pasidengiančios ledu, sodas įvairiais metų laikais, senamiesčio gatvelės ir apšerkšnijusio miesto parko vaizdai. Parodoje eksponuojama 40 akį traukiančių fotografijų. Pasak autorės, tai 2 metų darbai, leidžiantis nuo baltutėlės žiemos pereiti prie kitų metų laikų. Tai savotiška kelionė laike. Būtent taip pavadinta Aistės Kanapeckaitės Čerenkovienės fotografijų paroda. Fotografija tai yra laiko pasisavinimas, kaip akimirkos kažkoks fiksavimas. Fotografas pats yra laike, jisai neišvengiamai juda su fototechnika ir tuo pačiu ima iš gamtos, ar nebūtinai iš gamtos, iš aplinkos, savo kažkokius įdomius siužetus, paskui juos perdirba ir gaunasi tokia paroda. Kaip dažnai rengiate personalinės darbų parodą? Tokios apimties ši yra pati pirmoji. Pernai mes su Ginto Dukausku tapytoju rengėme Vokietijoje parodą, bet ten buvo didžioji dalis darbų buvo odos darbai, o mažoji dalis, sakykime, buvo fotografija. Tai šiais metais tai yra toks, kaip sakykime, tęsinys, tiesiog stipriai praplėstas ir tiesiog susikaupė nemažai darbų ir norėjosi juos kažkaip parodyti Kėdainių miestą. Pasigrožėti Aistės Kanapeckaitės Čerenkovienės kūrybą susirinko nemažai kėdainiečių, tarp jų kolegos iš Kėdainių fotografų draugijos, dailės mokyklos mokytojai. Lankytojai sakė esą sužavėti Aistės pastebėtais ir įamžintais gamtos vaizdais. Labai patiko, sudarė įspūdį spalvos,
tikrai daug labai spalvų. Jau nusižiūrėjau, kur galbūt norėčiau ir pasikabinti. Ką manote apie šią fotografijų parodą? Nuostabi. Tikrai labai graži. Tiesiog labai gražios fotografijos. Labai patenkinta, kad atėjau. Aistės Kanapeckaitės Čerenkovienės fotografijų paroda Kelionė laike Daugiakultūriame centre veiks iki kovo 31 dienos. Sportas. Surviliškiečių sėkmė Baltijos šalių dziudo čempionate. Miglė Nemanytė iškovojo auksą, o Paulius Kanapinskas užėmė 5. vietą. Savaitgalį Suomijoje vyko Baltijos šalių dziudo čempionatas, į kurį susirinko sportininkai iš Prancūzijos, Suomijos, Estijos, Lietuvos ir kitų šalių. Šiame čempionate Kėdainių kraštui atstovavo Surviliškio dziudo klubo Rena sportininkai Miglė Nemanytė, Šviesiosios gimnazijos moksleivė, ir Paulius Kanapinskas, Ąžuolyno gimnazistas. Pasak jų trenerės Astos Kanapinskienės, abu sportininkai intensyviai ruošėsi šiam čempionatui, dalyvavo sportinėje stovykloje, kurią padėjo organizuoti Kėdainių rajono savivaldybės sporto ir turizmo skyrius, todėl ir pasiekimai jų puikus. Miglė Nemanytė tapo Baltijos šalių čempionato nugalėtoja ir iškovojo auksą. Paulius Kanapinskas užėmė 5. vietą. Tiek naujienų pirmąjį darbo savaitės vakarą. Ačiū, kad buvote drauge. Iki pasimatymo rytoj. Laidos krašto naujienos partneriai – akcinė bendrovė Krekenavos agrofirma, uždrauja akcinė bendrovė Kėdainių konservų fabrikas, uždrauja akcinė bendrovė Vikeda gaminanti D2 ledus ir uždrauja akcinė bendrovė Sibena valdanti parduotuvių tinklą Agurkėlis. Kovo 11-ąją Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną 12 val. Kėdainių Šventojo Juozapo bažnyčioje mišių auka už nepriklausomą Lietuvą ir nepriklausomybės atkūrimo akto signatarus. Po mišių gėlių padėjimas ant Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Povilo Aksomaičio kapo Kėdainių miesto Kauno gatvės kapinėse. 14 val. Kėdainių arenoje šventė Laisvės pavasaris. Dalyvaus Kėdainių rajono vaikų ir jaunimo mėgėjų meno kolektyvai. Vyks Sauliaus Prūsaičio koncertas. Kėdainių kultūros centre prasidėjo tradicinės teatrų dienos Melpomenės dovanos. Kovo 9 dieną 11 val. Kauno valstybinis lėlių teatras pakvies mažuosius žiūrovus nuo 5 metų amžiaus žiūrėti spektaklį Ąžuolo vaikas. Bilietas 3 eurai. Kovo 9 dieną 18 val. Teatras Holivudas pakvies į Holivudą. Tai naujas iki ašarų juokingas spektaklis, kuriame žiūrovus linksmins gerai pažįstami aktoriai Andrius Žiurauskas, Sandra Daukšaitė, Vaida Genytė, Ramūnas Šimukauskas ir kiti. Bilieto kaina 9, 12 ir 15 eurų. Kovo 12 dieną 16 val. Matysite Juozo Miltinio dramos teatro komediją Prancūziškos skyrybos. Bilietas 7 ir 9 eurai. Kovo 15 dieną 18 val. Kitoks teatras pristatys spektaklį Klastingas tirpalas. Bilietas 9, 12 ir 15 eurų. Kovo 19 dieną 16 val. Kėdainiuose svečiuosis teatro trupė Teamonai, kuri pristatys Fiodoro Dostojevskio romano inscenizaciją Broliai Karamazovai. Bilieto kaina 5 ir 7 eurai. Kovo 22 dieną 18 val. Kauno Mažojo teatro komiška drama Bestuburiada. Apie visų mūsų kasdienį laukimą, kasdienę kovą už save, apie kasdienį tikėjimą savo sėkme ir tos sėkmės skonį bei kainą. Bilieto kaina 6 ir 8 eurai. Bilietų galite įsigyti Kėdainių kultūros centro kasoje. Kasos telefono numeris 52978. Teatrų dienų repertuarą rasite Kėdainių kultūros centro interneto svetainėje. Kovo 8 dieną 17 val. Kėdainių kultūros centre rajono dailės mokytojų kūrybinių darbų parodos ryškiai atidarymas.
Kovo 8 dieną 18 val. Šventė Ačiū, kad šalia esi. Kėdainių krašto metų moterų apdovanojimai. Tauragės kultūros centro lengvosios muzikos orkestro ir solistų koncertas. Renginys nemokamas. Kovo 11-12 dienomis nuo 10 val. Akcinės bendrovės Lifosa sporto salėje vyks rajono stalo teniso pirmenybės, skirtos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Kovo 11 dieną asmeninės vyrų ir moterų pirmenybės. Kovo 12 dieną vyrų ir moterų asmeninių varžybų finalai, jiems pasibaigus dvejetų ir mišrių dvejetų pirmenybės. Dalyvių registracija nuo 9:30 min. Iki 10 val. Kovo 12 dieną 17 val. Kėdainių arenoje Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Nevėžis varžysis su Prienų Vytautu. Kovo 12 dieną šeštadienį 17 val. Kėdainių kultūros centro Labūnavos skyriuje vyks Aukštaitijos regiono liaudiškos muzikos kapelų šventė varžytuvės kaimo muzikantų suvažiavimas. Dalyvaus kapelos Gojus iš Raseinių rajono, Gelgaudiškis iš Šakių rajono, Raudonpilis iš Raudondvario ir Labūnaviškių kapela Barupė. Nuo 16 val. Veiks Velykinė mugė. Kviečiame apsilankyti. Kovo 10 dieną ketvirtadienį 12 val. Akademijos parke prie vandens bokšto kovo 11-osios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas ir atminimo lentos skirtos 1956 metais Šventų Velykų rytą trispalvę iškėlusiems Dotnuvos Ivano Mičiūrino vidurinės mokyklos mokiniams iškilmingas atidengimas. Pagal apyvartą majonezo kategorijoje numeris 1 Lietuvoje Kėdainių konservų fabrikas šventiniam ir kasdieniam stalui pristato įvairių rūšių majonezą ir krienus. Kas perka, tas žino, geriausia kokybė už palankiausią kainą. Rinkos tyrimų bendrovės Nielsen duomenimis majonezas be konservantų 630 gramų pakuotėje yra numeris 1 majonezas Lietuvoje pagal kiekį. Pasitikite pavasarį atnaujindami namus. Užsukite į ELB baldų salonus ir išpildykite savo svajones. Spalvingi, funkcionalūs, klasikiniai ir šiuolaikiški miegamojo svetainės, vaikų kambario, virtuvės bei prieškambario baldai puikiai tiks ir nedidelėme bute, ir erdviame name, suteikdami jaukumo, patogumo ir sukurdami gero poilsio oazę. Yra nemažai naujienų. Perkant už daugiau nei 600 €, išskyrus virtuvės baldus, baldai bus atvežti ir surinkti nemokamai. Taip pat galime pasiūlyti jums dizainerio paslaugas, kuriant nestandartinius virtuvės baldus. ELB baldų salonus rasite Kėdainiuose, Ąžuolyno gatvėje 1 prekybos centre Norfa ir Jono Basaičio gatvėje 7 2 aukšte. Antradienio rinkos aikštės numeryje rasite šias aktualijas. Kėdainiuose sausų statybinių mišinių gamykloje Sakret lankėsi Latvijos ministras pirmininkas Marius Kučinskis. Kiaulių ūkių laukia patikra. Kiaules auginantys kraštiečiai netrukus sulauks tikrintojų. Košmariška naktis. Kėdainiuose ir vėl siautėjo padegėjas. Dariaus Kaminsko publicistinė nuomonė, kuo nusikaltome mes, Lietuvos žmonės, kad esame baudžiami sveikatos ministrais. Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje Dalios Kutraitės knygos pristatymas. Laikraščio rubrikoje Verslas rasite akimirkas iš Skambegros ūkininkų šventės vykusios Kėdainių arenoje. Na, o rubrikoje Gyvenimas margas skaitykite apie visą savaitgalį net ir atokiausiose Kėdainių rajono kampeliuose šurmuliavusią Kaziuko mugę. Skaitykite nuolat atsinaujinantį didžiausio tiražo rajono laikraštį Rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinokite pirmieji. Rinkos aikštė šiandien geresnis nei vakar ir taip kasdien.
O tu vainiką sau pini? Ne savo mylimajam. Šiltą gegužę švenčiama lietuvių meilės diena. Taip, iš tikrųjų, gegužės 13 sena graži lietuvių meilės deivės šventė. Ir ne tik meilės, bet ir pagarbios draugystės piršlybų šventė. O kaipgi nebus piršlybų, juk gegužė pats žiedočiausias mėnuo. Etnologų nuomonė, seniau meilę suvokė rimčiau negu mes dabar suvokiame. Seniau meilė tai buvo visavertės šeimos sukūrimo, giminės ir tautos išlikimo pagrindas. Taigi ji buvo traktuojama gerokai rimčiau negu šiais laikais. Kad jau apie meilę prakalbam, tai prie progos norėčiau paklausti, kaip reikia taisyklingai kirčiuoti? Aš myliu ar aš myliu? Visų pirma, tai ne prie progos, bet esant progai, pasitaikius progai, turėdama progos. O kirčiuoti reiktų aš myliu, tu myli. Aišku, tai pasitaikius progai, norėčiau Jums papasakoti, kad anuomet būta mildos garbintojų, žiniuonių, mildininkais arba mildauninkais vadintų. Jie mokėjo įvairiausiamis žolelėmis arba užkalbėjimais malšinti arba atvirkščiai sukelti meilės sopulius ir aistras. Tikrai, o aš skaičiau, kad Milda turėjo savo paukštę gegutę ir net ta diena vadinta gegutės diena. Ir dar manyta, kad nulaužus šaką nuo medžio, kuriame gegutė tupėdama kukavo ir ją lyg kabliuku užkabinus patinkančio žmogaus drabužį galima priversti jį įsimylėti. Oi, net prie geriausių norų nepatikėčiau, kad tokie burtai veikia. Ne prie geriausių norų, o norėdama, turėdama norų. Supratau. Na tada, kad ir labai norėdama, bet niekaip negalėčiau patikėti, kad meilę sužadinti taip paprasta. Nebūk tokia tikra.